Labas vakaras visiems mano grupės nariams. Šį vakarą šiandien kažkaip nusprendžiau su jumis pasikalbėti tiesiog vakare. Ir pasidalinti apie tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, tikriausiai aš dar pasitikrinsiu, ar čia viskas veikia, ar jūs mane girdite, ar jūs mane matote. Viskas veikia. Aha, matote, matau. Tai reiškia, galiu pradėti su jumis bendrauti ir kalbėti. Noriu pakalbėti apie tai, tiesiog apie tokius 5-6 klausimus, dėl ko žmonės kreipiasi, sakykime, kaip ieško sprendimo, ieško kažkokių tai sprendimų savo tom problemom. Tai vat yra 6 problemos arba, sakykime, 6 klausimai, dėl kurių žmonės kreipiasi pagalbos. Tuoj aš čia pasidalinsiu, kaip čia dabar mane yra, kad nebeeina man. Perjungti skaidrių. Va. Tai yra peršalimas. Tai yra peršalimas, ne? Kas tai yra? Tai aktualiausia tokia yra gripas, karščiavimas, kosulys, sloga. Antra, tai dėl ko kreipiasi pagalbos, tai yra kraujotakos problemos, tai apie hipertenziją, cholesterolis, galvos svaigimas. Trečias dalykas, dėl ko kreipiasi, tai yra lėtinės kvėpavimo ligos, tai yra astma, bronchitai, alergijos įvairios, virškinimo problemos labai dažnai yra, sakykime, rėmuo, griaužia, sako, rėmenį, helikobakteris, pilvo pūtimas, užkietėję viduriai. Penktas dalykas, dėl ko kreipiasi žmonės pagalbos, tai yra įvairios nervinės problemos, tai nerimas. Daug kas jaučia nerimą, nemiga kankina, stresas, jaučia įtampą arba perdėtą tokį jautrumą. Ir 6, tai yra autoimuninės ligos. Tai įvairūs yra dermatitai, alergijos, psoriazės, reumatai įvairūs. Ir aš, sakykime, klausydama įvairius, dalyvaudama renginiuose, tokią ir noriu dar pasidalinti, ką išgirdau apie tokius, tokie šešetukai, svarbiausi tie tokie produktai šitoms problemoms spręsti. Ką aš dažniausiai žmonėms rekomenduoju esant vienai ar kitai problemai. Aišku, tų produktų reikėtų ir daugiau, bet tokį sumažintą tokią versiją, kokių tų produktų mums reikėtų. Jeigu yra peršalimas, tai aš rekomenduoju visą laiką tokius produktus. Tai yra, čia jau toks, 6 produktai, kurie jau yra labiausiai reikalingi. Tai būtų betaguardas. Betaguardas yra labai padeda mums, kada, pavyzdžiui, yra pas mus kažkokie tai gerklės skausmas, nes dažniausiai mes nežinome tas gerklės skausmas, iš kur jisai yra, kokia priežastis, ar tai virusas, ar tai bakterija kažkokia. Ir jeigu, pavyzdžiui, mums gerklė skauda, pradeda skaudėti tą gerklę, tai labai gerai padeda, kada mes betaguardą tiesiog įsidedame į burną ir čiulpiame, nes betaguardas sugriauna tą terpę, kuriame tos bakterijos dauginasi ir nebegali jos dauginti. Ir taip pat betaguardas labai tinka, kada, sakykime, pas mus ir temperatūra dar sukyla. Jisai su garliku, su česnakiniu, su garliku alium kompleksu, jisai labai padeda gerai mažinti tą temperatūrą.
Kitas produktas tai yra flavonoidai. Jisai palengvina kvėpavimą, lengvina plaučių būklę, neleidžia flavonoiduose esantis medžiagos neleidžia tom bakterijom prikibti prie gleivinių ir kad jos nesidaugintų, o jos dauginasi tik tada, kai prikimba prie tų gleivinių tos bakterijos. Neleidžia plisti uždegimui, veikia prieš alergijas, prieš virusus įvairius ir netgi prieš onkologiją. Kitas produktas tai yra, kaip pavyzdžiui, kitas produktas tai yra vitaminas D. Jisai yra antivirusinis vitaminas. Jis yra atsakingas ir už plaučių tą mūsų alveolių vientisumą. Kad į plaučius nepatektų, į tas plaučių ląsteles nepatektų įvairūs virusai. Įrodyta, kad turi poveikį prieš virusą A, o virusas, tas gripas A, labai dažnai yra atsikartojantis ir jisai ir temperatūras labai kelia. Tai jeigu jau mes susirgome, tai labai gerai yra, pavyzdžiui, tuo momentu, tas kelias dienas, to vitamino D pagerti 10 tūkstančių tarptautinių vienetų. Ir taip pat cinkas, kai mes susirgame pradžioje, pavyzdžiui, jau pradžioje tokia pradėjo kibti ir reikia mums cinko ir taip pat jau didesnė dozė. Pavyzdžiui, nuo 100 iki 150 mg, o mūsų Neolife cinko vienoje tabletėje yra 15 mikrogramų. Tai taip kelias dienas tokias, tai išeitų kokias 5-6 tabletės mums per dieną, kad mes sustiprintumėme tą savo imuninę sistemą. Ir pavyzdžiui, kaip dar dėl vitamino D nepakalbėjau, žiūriu, dar čia netgi neįdėjusi, ne? Tas D vitaminas, kada, pavyzdžiui, pas mus yra virusas, jis tiesiog, kaip mašina, kada važiuojama, mes automagistralėje, ne, 200, ir tiesiog labiau išsieikvoja, greičiau išsieikvoja kuras. Taip ir esant virusams, D vitaminas iš mūsų organizmo labai greitai išsieikvoja. Tai dėl to pradžioje, kada mes jau pradedame sirgti, ir gerklė, ir sloga, ne, tai D vitaminą tiesiog kelias dienas turėtumėme pavartoti daugiau. Taip pat TREA gėrimas, TREA suspensija, jame yra ir resveratrolis, ir kvercetinas, kuris veikia prieš tuos visus virusus. Kada, pavyzdžiui, kosėti mes pradedame, ne, ta gerklė pradeda perštėti, tai TREA sultis yra, TREA suspensija yra labai gerai, nes jinai tą virusinį tokį barjerą sulaužo ir palengvina tą mūsų visą kvėpavimą, padeda, pavyzdžiui, kad nesusikomplikuotų mūsų kažkokie tie virusai į tolimesnės, didesnės problemas ir kad nesikomplikuotų. Tai mes galim netgi su TREA ir pagargaliuoti gerklę. Tai čia viena irgi mano konsultantė, čia vienu momentu rašo, sako, kaip čia ką man daryti. Tai sakau, TREA gėrimą pasink, pagargaliuok ir nuryk kelis kartus dienoje. Nes nebūtinai, pavyzdžiui, tik 30 ml ne per dieną, tai yra tokia tik ta profilaktiška norma, bet jeigu jau mes jau kimba mūsų virusiukai visokie, tai jau tada mes galime tokias ir biškiuką terapinės dozes pasididinti. Ir taip pat garlic alium, visa česnakų šeima aš rekomenduoju, tai yra, nes garlikas yra ir prieš virusus, ir prieš grybelius, ir prieš visas bakterijas. Tai jisai toksai mūsų organizmui gaunasi kaip toksai, sakykime, antibiotikas toksai gaunasi. Tai kita problema, dėl ko kreipiasi dažnai žmonės, tai yra kraujotakos problemos. Tai padidintas spaudimas, galvos svaigimas, prieš insultą, prieš infarktą, tokia gali būti ta tokia būsena.
Tai va tada rekomenduoju šiuos produktus. Tai yra TREA gėrimas, TREA suspensija, gerina mūsų tą smegenų kraujotaką, pažintinės tas mūsų funkcijas, smulkiąją tą kapiliarinę kraujotaką atstato, va dėl to yra, kad yra čia vat ir buvę tokių atvejų, kada jau buvo tokia priešinsultinė būsena, tai TREA gėrimą tiesiog mes galim taip pat mažais gurkšniukais gurkšnoti, kad vat kuo geriau aprūpintumėme tą savo kraujotaką, pagerintumėme smegenų. Ir jeigu jau yra tokia stipri problema, tai tada netgi galima tą butelį išgerti per dieną, kad mes turėtumėme poveikį. Aišku, jeigu mes išgersime ten tik po 30 ml, tai tikrai mums to neužteks. TREA taip pat gerina ir kraujagyslių veiklą, mažina blogąjį cholesterolį. Nėra to mūsų blogojo cholesterolio, yra, sakykime, gerasis tas ir blogasis, tai jį nemuša, bet jį tiesiog normalizuoja. Gerina ir kremzlių atstatymą, skatina kolageno gamybą, o tai vėl stiprina mūsų kraujagyslės. Taip pat tinklainės kapiliarams, tai vat labai yra gerai, kada TREA taip pat suspensija, kada yra pas žmogus, sakykime, ar geltonoji dėmė jau pradeda vystytis, arba katarakta, kada yra. Tai vat TREA suspensijoje esantis maistinės medžiagas saugo mūsų tas senstančias smegenis, saugo mūsų šlapimo takus ir saugo mūsų širdį, stiprina mūsų širdį. Kitas produktas, kurį rekomenduoju, tai yra omega riebiosios rūgštys. Omega gerina kraujotaką, gerina kraujagyslių elastingumą, gerina širdies darbą, normalizuoja mūsų tą cholesterolį, taip pat mažina uždegimą, nes cholesterolis, jeigu jisai nėra uždegiminis, jisai nekimba prie mūsų kraujagyslių sienelių. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, kažkokie tai trombai, aritmija yra, tai va taip pat padeda mums omega. Omegos nėra stipresnio pasaulyje preparato, negalima sakyti vaisto, tiesiog preparato, kuris geriau negu omega riebiosios rūgštys mūsų organizme be jokios pažaidos mažintų uždegiminius procesus ir mažintų skausmą. Tai jau, pavyzdžiui, tokiam atvejui ta tokia profilaktiška norma yra mūsų organizmui nuo 1000 iki 1300 mikrogramų omegos. Mes turėtumėm gauti, kad mes tokį turėtumėm tą terapinį omegos poveikį. Taip pat dar rekomenduoju flavonoidus. Jeigu, pavyzdžiui, mes turime šąla kojos, šąla rankos, tai va tuos tokius sutrikimus, ir tai flavonoidai gerina mūsų kraujagyslių elastingumą, mažina trombų susidarimą, stiprina kapiliarinės kraujotaką. Jeigu, pavyzdžiui, varikozė jau yra pas mus prasidėjusi, tai vat, kad užkirsti tą kelią tai varikozei, saugo mūsų senstančias smegenis, apsaugo širdį, neleidžia cholesteroliui oksiduotis ir prikibti prie tų kraujagyslių sėdelių ir neleidžia vykti uždegimams mūsų organizme. Kitas produktas tai yra vitaminas E. Jis yra efektyvesnis negu kad, pavyzdžiui, skystinti kraujyje, rekomenduoja ten aspiriną gerti. Tai vartojant kartu omega ir vitaminą E mes turėsime tik žymiai geresnį poveikį, negu kad gertumėme aspiriną. Tai E vitaminas skystina ir kraują, aprūpina mūsų smegenis deguonimi ir širdį aprūpina deguonimi, valo tą cholesterolį, kuris yra susikaupęs, ir daro elastingesnės mūsų kraujagyslės. Jau, pavyzdžiui, jeigu jau mes susirgame, turime tos kraujagyslių tas problemas, tas ligas, tai reikėtų mums vitamino E, natūralaus vitamino E, nes tai daro mūsų organizme tik natūralus E vitaminas. Tai mums reikėtų nuo 100 iki 400 mikrogramų vitamino E gauti per dieną. Kitas produktas tai būtų kufermentas 10. Kufermentas, jisai tvarko kraujospūdį. Veikia tiesiog
tiesiog tobulai. Jeigu jisai yra mažas kraujospūdis, tai kufermentas jį pakelia. O jeigu jisai yra per didelis, tai kufermentas padeda mažinti. Va tiesiog tos maistinės medžiagos reguliuoja. Nes jeigu ne yra per mažas, tai jisai tikrai nesumažins dar daugiau to mūsų kraujo spaudimo. Omega ir Q10 reguliuoja širdies darbą, širdies ritmą. Tai vat pas ką yra širdies aritmija, tai omega ir kufermentas Q10 tikrai puikus yra duetas, kuris gali mums padėti. Saugo nuo širdies nepakankamumo. Tiems, kurie, pavyzdžiui, dūsta nuo tokio fizinio darbo, daugiau paeina, daugiau padirba ir tas širdies raumuo yra pavargęs, tai kufermentas jisai mažina tą tokį dusulį. Taip pat, jeigu yra sutrikusi inkstų veikla, o kada sutrinka mūsų inkstų veikla, tada pradeda ir svyruoti mūsų kraujo spaudimas, tai didesnis, tai mažesnis. Jeigu sergate, pavyzdžiui, turite nutukimą, jeigu cukriniu diabetu sergate, lėtiniu nuovargiu, anemija arba, pavyzdžiui, silpni raumenys yra, sakykime, kaulai tokie nuskaudus, o ypač jeigu dažnai būna, kada yra skiriami vaistai cholesteroliui mažinti, tai jie taip pat ir tada organizmas negamina ir kufermento Q10, tai būna ir mėšlungių traukimas, ir kojų tokios raumenų skausmas, tai visa tai rodo, kad mūsų organizmui trūksta kufermento Q10. Taip pat kufermentas yra ir sergant ir onkologija, ir infekcinėms įvairioms lygoms, išsėtinė sklerozė, Alzheimeriu, ir jeigu jums kraujuoja dantenos, tai vėl yra reikalingas kufermentas Q10. Taip pat prie kraujotakos labai yra reikalingas ir magnesium produktas, nes jisai stiprina mūsų tą kraujagyslių vožtuvus. Aš atsiprašau. Kada jau, pavyzdžiui, prasideda varikozė, sakykime, kraujagyslėse, tai magnesium yra labai reikalingas, nes jis padeda tiems kraujagyslių tiems vožtuvams reguliuoti tą ir spazmuoti kraują, kad jisai vaikščiotų. Reguliuoja tą spaudimą kraujo, kraujagyslių tą spaudimą. Tinka esant, kaip ir mėšlungį, sakiau, taip pat ir mano kojos, kai buvo skaudžios, tai irgi buvo kraujotakos problemos, tai pas mane ir buvo ir prasidėjusi jau varikozė, tai tas produktas, aš tada gėriau, nebuvo magnesium, tai aš kalcį magnį tiesiog gėriau su vitaminu D kartu. Kiekvienas, pavyzdžiui, buteliukai yra parašytos tokios terapinės normos, jeigu mes tik profilaktiškai vartojam. Bet jeigu jau mes turime, pavyzdžiui, kai mano mamai sukilna didesnis kraujo spaudimas, tai tiesiog aš tada tuo momentu, pavyzdžiui, jai iš karto jau paduodu 2 magnesium tabletes ir omegos paduodu, ir vitamino paduodu, kad suminkštintų, sakykime, praplėstų tas kraujagyslės, ir taip pat magnesium, kad atpalaiduotų. Taip pat dabar nesenai buvau vaistininkės paskaitoje ir jinai kalbėjo apie tas kraujotakos problemas, apie tas kraujagyslių problemas, kad sveika mūsų kraujagyslė, jinai, kaip čia pasakyti, savo tose sluoksniuose gamina azoto dioksidą. Ir tas azoto dioksidas, jisai ir įtakoja tą kraujagyslių spazmavimą. Tai jeigu kraujagyslės yra jau pažeistos, jos yra kietesnės, tai negali gaminti, tai pavyzdžiui, ir flavonoidai, yra jų sudėty tas azoto oksidas ir jisai veikia tiesiog kaip plečiantis tokie vaistai. Taip pat, pavyzdžiui, jeigu, kaip sakau, jie yra omegos parašytam buteliuko, kad profilaktiškai yra 2-3 tabletės reikėtų gerti, tai
Jeigu mes jau norime tų terapinių tokių normų, tai tiesiog reikėtų jau padauginti iš 3 ir 4 kartų. Tai omegos tas terapinis, sakykime, sveikatinimas organizmo prasideda, kada mes jau vartojame į dieną po 6 kapsulės. Tai nereiškia, kad mes turime vartoti visą laiką, visą gyvenimą taip. Tiesiog, kol mes biščiuką susitvarkom tą savo spaudimą ir kada jau yra tos tokios stipresnės mums problemos, tada jau mums reikėtų tų didesnių dozių. O paskui tada jau mes galime grįžti prie mažesnių kiekių. Trečias dalykas tai yra lėtinės kvėpavimo ligos, ne? Tai yra astma, bronchitai, įvairūs, sakykime, obstrukcinis bronchitas, alergijos. Tai aš rekomenduoju tada šios produktus. Tai yra omega. Ką jinai daro? Jinai valo mūsų plaučių alveolės, skystina visus, sakykime, tuos susikaupusius karkalus ten, kurie yra. Jeigu, pavyzdžiui, sergame astmą, tai mažina tą astmos tą paburkimą, nes mažina omega uždegimą, skystina tenai susikaupusias gleives ir jeigu mes kosim, taip pat ir Simas mūsų čia kosėjo, tai tiesiog užeina tas toksai kosulys stiprus ir tuo momentu reikėtų sukramtyti omega, nes omega palengvina, tai tiesiog nedrasko taip krūtinės, bet ją reikia kramtyti, nes jau per mūsų burnoje esančią gleivinę jau geriau ir greičiau pasisavina. Taip pat rekomenduoju flavonoidų kompleksą, kuris flavonoidai neleidžia plisti tam atėjusiam uždegimui, palengvina atsikosėjimą. Taip pat flavonoidai veikia prieš įvairius alergenus, prieš virusinius, prieš vėžinės tos savybės, flavonoidai. Kruciferusas mažina alergenų patekimą į mūsų ląsteles, valo sinusus. Tai ir užsisenėjusios kvėpavimo, jeigu yra problemos, ten, sakykime, jau seniau mes sergame, turime tų kvėpavimo problemų, tai kruciferusas padeda valyti tenai, sakykime, užsibuvusi tą visą sekretą, kuris neleidžia mums lengvai kvėpuoti. Vitaminas C, jisai padeda valyti mūsų kvėpavimo takus ir galima jo vartoti iki 2 gramų per dieną, esant paūmėjus mums kosuliai. Tai jeigu vitamino C vienoje Nelife tabletėje yra 200 mikrogramų, tai į dieną mes galime, sakykime, paūmėjus kvėpavimo ligom, į dieną netgi išsidalinti ir per dieną gauti 10 tablečių. Aloe vera gėrimas valo plaučius esant tuberkuliozei. Galime mes sveikatinti save, kada sergame šitą ligą, kad nesusidarytų įvairūs krešuliai, jeigu jau, sakykime, stipresnės plaučių kažkokios problemos yra, ir skatina aloe vera gėrimas plaučių valymasi. Tai vėl mums palengvina tą kvėpavimą. Sakykime, kada yra ūmus tas, sakykime, kosulys, mes daug kosime. Tai ir aš ir Simui irgi tai padarydavau, tiesiog į tokį šiltą vandenį dar įpildavau aloe vera gėrimo ir duodavau jam tokį šiltą gerti ir tas kosulys tiesiog rimdavo ir nurimdavo. Taip pat yra labai svarbus vitaminas D. Jisai stiprina ir mūsų imunitetą ir jisai yra atsakingas už plaučių alveolių tą tokį vientisumą, kad būtų plaučiai stipresni ir nepažeisti. Stiprina tą plaučių tokį dangalą. Tai jeigu yra, kas žmonės dažnai serga bronchitai, kvėpavimo takų visos problemos, tai ne vienas jau yra atvejis buvęs toks, kad tiesiog netgi nuėjus tyrimą pasidaryti, ir darželyje buvo mamytės kelios, kad tiesiog sako, nuėjau pasidaryti vitaminą D vaikučiui, kuriam yra 5 metai ir tiesiog labai ten nedaug tą kiekį vitamino D rado. Tai tada tokiu jau atveju vitaminą D, sakykime, reikėtų pavartoti kaip ta tokia jau gydomoji, ta terapinė norma, tai yra 4000 tarptautinių vienetų.
Tai kas sudaro mūsų Neolife 10 tablečių vitamino D per dieną. Čia yra ne iš karto, bet išsidėlioti mes turime per dieną. Ir labai gerai yra, kada, pavyzdžiui, yra vienoje tabletėje 400, ne, ir mes galime žiūrėti, ar mums reikia daugiau, ne, to vitamino D, ar reikia mažiau. Ir taip galime koreguoti tų tablečių kiekį. Kita problema, dėl ko kreipiasi, tai yra virškinimo sistemos problema. Nežinau, kaip pas jūs, bet pas mane aplinkui tikrai labai daug yra žmonių, kurie, tai refliuksas, tai nevirškina, tai sustoja skrandis, tai, sakykime, tos visos tokios problemos ir kada mūsų žarnynas jau yra tokios prastos būklės, tiesiog mes užvedame labai daug kitų ligų problemų. Nes labai daug ligų pas mūsų organizme įtakoja virškinimo problemos. Tai ką aš tada rekomenduoju? Pats pirmasis produktas tai yra Acidofilus Plus, gerosios bakterijos. Jos yra reikalingos maistinių medžiagų skaidymui, kad išsiskaidytų tos maistinės medžiagos, įsisavintų, kad geriau dirbtų fermentai mūsų virškinamajame trakte. Ir pavyzdžiui, jeigu tai virškinimo tos problemos, ne, tai jau yra žinoma, kad yra, tai reiškia, yra pralaidus žarnynas. Ir tada pralaidus žarnynas, tada nebeskaido baltymų, tie baltymai patenka į kraujotaką ir turime mes tokį užvestą problemų toliau ratą. Cruciferus Plus. Šis produktas, jisai gerina mūsų virškinimo fermentų darbą, skatina juos geriau dirbti, virškinti mūsų skrandyje esantį maistą. O kol mes šito dalyko neatstatysime, turėsime daug problemų. Jeigu galime, ne, gersim kažkokius tai vaistus, bet tai problemos nesprendžia. Kaip Eglė, kai yra sakiusi, sako, vaistinėje mes parduodame pleistrus ir plaktukus. Ką tai reiškia? Tai pavyzdžiui, ne, mes, sakykime, važiuojam su automobiliu ir užsidegė mums lemputę. Tai mes taip ateinam į vaistinę ir sakom, man čia kažkas, skauda, aš turiu problemą ir duodam, sako vaistininkai, mes kažkokią tai tabletę. Ir taip, kaip žinai, gaunasi taip, kad mes nuvažiuojam, jeigu su mašina, tai į garažą. Ir mūsų tai lemputė paima, tiesiog su pleistriu užklijuoja, nebesimato mūsų tos lemputės, ne? Ir mes kažkiek tai važiuojam toliau, kol vėl sugendam. Taip ir vaistai, tiesiog yra, tai yra pleistrai ir plaktukai, kad lemputę mes išdaužėm tokį simptomą. Tai tas cruciferusas, jisai padeda mums atstatyti tą virškinimo fermentų darbą ir gerina. Taip pat mums labai reikalingas yra cinkas. Kol nebuvo cinko produkto mūsų rinkoje, tai buvo pagrindė visą laiką aš rekomenduodavau betaguardą, todėl, kad ten esantis cinkas ir selenas gerina skrandžio rūgšties kokybę, skrandžio rūgšties, kad būtų taisyklinga skrandžio rūgštis, kad jinai taisyklingai gamintųsi ir gerėtų mūsų virškinimas. Jeigu sumažėja mūsų skrandžio rūgštis, sutrinka mūsų baltymų virškinimas. Pavyzdžiui, žmonės labai blogai sako, aš kažkokį baltyminį maistą pavalgiau, ar ten kažkokio pieno atsigėriau, ar mėsos, ir man tiesiog stovi, sako, viskas. Tai reiškia, kad jau nebevirškina, nebeskaido baltymo jūsų virškinimo fermentai. Ir laikui bėgant, metams bėgant, mažėja cinko ir mes su maistu gauname mažai to cinko, tai ir įtakoja mūsų skrandžio problemas, mūsų virškinimo problemas. Selenas mažina žarnyno pralaidumą. Kalba eina apie, pavyzdžiui, jeigu netoleruojam, gliuteno netoleruojam, pieno baltymo netoleruojam, tai reiškia, kad trūkstant seleno mūsų žarnyne tiesiog vyksta tokie dalykai, kad pas mus nevyksta baltymų taisyklingas suvirškinimas.
Karotenoidų kompleksas skatina gleivinės atsistatymą, gydo esančias žaizdas mūsų žarnyne. Pavyzdžiui, 12-pirštėje, kada yra kažkokias tai žaizdos ar ne, arba jeigu mes vartojame įvairius tai vaistus ar nuo skausmo, ar nuo uždegimo, vat nebėra tie gaureliai žarnyno, jie nebėra tos peristaltikos, jie yra išdeginti su antibiotikais ar pavyzdžiui, su vaistais, ar streso metu labai stipriai yra pažeidžiamas žarnynas. Tai tame ir tada, vat, pavyzdžiui, karotenoidų kompleksas jas padeda atstatyti, atauginti va tuos žarnyno gaurelius. Kalcis, tai aš rekomenduoju, jisai tokia yra momentinė tokia priemonė virškinimui. Tai yra žymiai geriau, pavyzdžiui, jeigu jums sukilo rūgštis, ne, tai yra žymiai geriau pakramtyti arba sučiulpėti kalcį. Ir tai yra žymiai geriau, negu mes eitumėm ieškoti kažkokių tai vaistų, kuris mažina ir numuša skrandžio rūgštį, tada jau vėl niekas nebevirškina mūsų skrandyje esančio maisto ir mes turime dar daugiau sveikatos problemų. Tiesiog neįsprendžiame, nepašaliname to. O kalcis jis natūraliai nušarmina tą rūgštį. Ir taip pat prie virškinimo sistemos atstatymo yra labai reikalingos amino rūgštys. Jas reikia gauti, kad mūsų organizmas galėtų užgydyti tą žarnyno pralaidumą, kada yra baltymų netoleravimas, laktozės netoleravimas ir gaunasi pralaidus tas žarnynas ir amino rūgštis, to, sakykime, ne, ir iš pieno, ir iš mėsos nebesuvirškina taip, kad tų baltymų nebesuvirškina ir negali suskaidyti tų baltymų ir negauna tų baltymų ir negali suskaidyti į amino rūgštis, kad galėtų užtaisyti tas pralaidaus žarnyno sieneles. Tai va tokios tos yra problemos. Kitas dalykas, dėl ko kreipiasi žmonės, tai yra nervinės problemos. Ką aš tada galiu jiems ir ką aš tada rekomenduoju? Aš tada jiems rekomenduoju šitos produktus. Tai pavyzdžiui, o nervinės problemos, tai vat yra ir nerimas, ir nemiga, ir stresas, įtampa, žmogus sako, tiesiog nežinau, labai jaučiu įtampą, kažkokį tai perdėtą tokį jautrumą. Tai va, tai pats pirmasis produktas, ką aš rekomenduoju, tai yra omega riebiąsias rūgštis. Tokiu atveju jau mes galime kažkurį tai laiką, ten, sakykime, savaitę ar 2, rekomenduoti žmogui pavartoti po 2-3 gramus omegas riebiųjų rūgščių. Omega yra smegenų sudedamoji dalis. Jų trūkumas įtakoja ir hiperaktyvumą, ir demenciją, ir šizofreniją, nes omega riebiosios rūgštys yra pagrindinis smegenų sudedamoji dalis. Ir kada mes vartojame omega, jinai mums gerina ir taip pat prisideda ir prie mūsų geresnio miego. Taip pat reikalingas nerviniai sistemai yra ir D vitaminas, labai reikalinga yra B grupė. Kai mūsų organizmas negauna B grupės, pats organizmas gamina tokias medžiagas, kurios gali sukelti mums tiesiog tokį išprotėjimo jausmą. Tai va, tai kaip yra labai svarbu gauti mums B grupės vitaminą. B grupės vitaminas yra susijęs ne tik su homocisteino padidėjimu, bet ir su depresijos, miego sutrikimais ir su tokiu sumišimo atsiradimu. Tai B grupė mažina tikimybę susirgti depresija. Tyrimai buvo atlikti, pavyzdžiui, tiem žmonėms, kurie serga depresija, kad buvo jų atliktas, buvo kraujo tyrimai ir nustatyta, kad jų organizme yra per didelis homocisteino kiekis. O homocisteino kiekį mūsų organizme ir kraujyje reguliuoja B grupės vitaminai.
Taip pat reikalingas ir yra magnesium kompleksas, esant va jau stipresniai šitai problemai. Tiesiog reikėtų nuo 3 iki 600 mikrogramų per dieną gauti mums magnio. Neolife magnio yra vienoje tabletėje 150 mikrogramų, tai sakykime, dienos norma būtų 4-5 tabletės, bet tai yra tik paūmėjimo metu. Paskui mes jau tada galime biškiuką susimažinti dienos tą normą. Magnis yra atsakingas už mūsų nervinių impulsų perdavimą, gerina atsipalaidavimą. Dieną magnis mums padeda gaminti energiją, o naktį atpalaiduoja mūsų tiek raumenis, tiek visas kraujagyslės. Tai vat kaip ir sakiau, jeigu pavyzdžiui, jeigu žmogui yra nuo streso, padidėjęs, sakykime, kraujospūdis padidėja, tai magnesium taip pat jis padės ir atpalaiduoti tą raumenį ir tas kraujagyslės atpalaiduoti ir automatiškai sumažės mūsų kraujo spaudimas. Kalbant apie nervinės sistemos problemas, taip pat reikalingas yra kufermentas Q10. Nes kufermentas tai yra pozityvių minčių gamintojas. Kiek mūsų organizme yra kufermento, tiek bus mūsų, sakykime, mūsų galvoje pozityvių minčių. Jeigu jau niekas nelenda ten kažkokios tos geros mintis, jau tiek daug negatyvo aplinkui jau jaučiat ir pats savo blogai, tai tiesiog rodo, kad jums reikėtų, trūksta jūsų organizmui kufermento Q10. Tokia profilaktiška norma tai būtų 100-200 mikrogramų per dieną. Tai Neolife 2 kapsulėse yra 100. Tai sakykime, tai būtų 2-3 kapsulės per dieną, 3-4 kapsulės per dieną kufermento Q10. Ir taip pat nervinės sistemos problemoms, jeigu, sako, yra negerai su galva, žinokite, visada yra priežastis žarnyne. Nes visos tokios ligos, taip pat ir depresija, ir taip pat irgi prasideda nuo žarnyno problemų. Nes jau reiškia, kad yra baltymas nepasisavinamas, baltymas yra nesuvirškinamas, nesuskaidomas ir gaunasi uždegiminis kraujas, pralaidus žarnynas ir tada automatiškai nebepasisavinima yra B grupė ir tai įtakoja mūsų nervinės sistemos išsekimą ir problemas. Ir dar paskutinė tokia lygos tokios, tai yra autoimuninės lygos. Tai yra įvairūs dermatitai, alergijos, psoriazė, reumatai įvairūs, sąnarių, sakykime, sustingimas ir surakinimas. Tai vėl aš rekomenduoju tada omega riebiąsias rūgštis. Jos mažina uždegiminius procesus, mažina skausmą, taip pat ir tyrimai buvo atlikti, kad omega riebiosios rūgštys yra pats geriausias tikrai preparatas, kuris mažina ir skausmą, ir uždegimą. Tik tais, aišku, jau jo reikėtų 6-8 tabletes išgerti į dieną. Sakau, čia yra paūmėjimo metu, tai nereiškia, kad visą laiką jau ir po tiek reikėtų juos vartoti. Taip pat, kaip ir sakiau, autoimuninės ligos visos prasideda mūsų žarnyne. Tai tam reikalinga ir mūsų acidofilus plus gerosios bakterijos, aš rekomenduoju. Jos reguliuoja mūsų žarnyne esantį pH, nes tai įtakoja ir tų bakterijų gerųjų ir blogųjų išsivystymą. Ir tai prasideda autoimuninės ligos mūsų žarnyne, nes jau ten yra bardakas. Kitas produktas tai yra betogardas, kuris gerina žarnyno atsistatymą ir mažina žarnyno pralaidumą. Taip pat, aišku, ir virškinimą gerins, ir toksinus valys iš mūsų organizmo.
Tai vat esant toms visoms, sakykime, odos problemom, alergijom, tai rodo, kad jau organizmas yra užterštas toksinėmis medžiagomis ir jisai ir tai įtakoja mūsų tas autoimuninių ligų atsiradimą. Garlic allium kompleksą rekomenduoti galima, nes ten garlic komplekse yra esanti tokia siera, sudedamoji dalis, padeda žarnyno gaurelių atauginimą. Tai vat vėl dėmesys yra į žarnyną. Ir įtakoja gleivių žarnyne atstatymą, kad tiesiog atstatyti tas gleives, nes jos yra labai svarbios. Jos mūsų žarnyne valo grybelius ir turi antibakterinį poveikį, skatina kolageno gamybą. Tai gerina ir mūsų kremzlių ataugimą ir kremzlių tvirtumą. Tai vat kaip ir sakiau, kad iš tų autoimuninių ligų, tai yra vat irgi reumatas, tai vat sąnarių problemos, tai vat kaip tas yra labai reikalinga tiem mūsų sąnariams. Vitaminas C yra reikalingas žarnyno gleiviniai. Jisai gerina vientisumą, šalina taip pat toksinus iš mūsų organizmo. Tai vat kartu yra ir beta-gardija, ir cinkas, ir selenas, ir C vitaminas, kartu jie veikia, taip pat vat padeda ir esant įvairiems dermatitams, įvairiems alergijoms. Taip pat reikalingas mums vėl irgi yra baltymai, amino rūgštys reikalingos, nes C vitaminas ir amino rūgštys vėl padeda atstatyti ir gaminti kolageną ir tai labai yra reikalinga ir odos problemoms spręsti. Odos problemom ir ne tik tai odos, bet ir kitoms toms autoimuniniam ligom. Tai va šiandien aš su jumis pasidalinau tokiom pagrindiniam 6 problemom. Žinoma, tų problemų būna visokių ir tos produktus galima visai paderinti, bet tai yra tokie pagrindiniai produktai, kuriuos rekomenduoju esant vienokiai ar kitokiai problemai. Nes kaip žinote, kai man sako, gal aš norėčiau ten vieną kažkokią produktą, man toksai labai iš kasdienybės tokia asociacija išlenda, kad juk mes negalime sriubos išvirti vien iš bulvių ir vandens. Taip, kad tas mūsų maistas būtų skanus, mes ten dedame daugiau daržovių ir vienokių ir kitų ir druskos ir prieskonių. Ir kad tai būtų skanu, taip pat ir mūsų organizmui yra reikalingos maistinės medžiagos ir platesnis jų spektras. Taigi, dėkui Jums už dėmesį, kas gal buvote su manim šį vakar. Įrašas paliks mano grupėje, galėsite pasižiūrėti, kada Jums bus patogu. Ir jeigu kažkokių kilo klausimų, norėtumėte iš tų kažkokių išvardintų mano, sakykime, sveikatos sutrikimų, ieškote sveikatinimosi būdo, tai parašykite ir lauksiu. Ir manau, kad šis mano pokalbis su jumis buvo jums naudingas ir išgirdote kažką naudingo. Jeigu nors vienas žmogus išgirdo kažką naudingo savo, tai tikrai būsiu labai laiminga ir pradžiuginta. Taigi, gero vakaro jums visiems ir iki pasimatymo.